Tai labas rytas visi, labas rytas Pauliau. Labas rytas, Sonata. Ir šiandien mes coachingo pusryčiuose turim ypatingą svečią, tai yra tokį coachingo legendą Lietuvoje. Aš nerandu kito žodžio, Pauliau, kaip tave pavadinti, kaip tik legenda tokia. Kiekvieną kartą vis kažkaip paliečia, pajudina mane, galvoju, ar čia tikrai jau pelnyta. Labai ačiū už tokį aukštą įvertinimą, Sonata. Bet tai jau yra labai daug metų coachingė ir mano požiūriu, mano žiniomis, tai tu esi vienas iš tų tokių, ilgiausiai dirbančių, nesakau, kad vienintelis ilgiausiai dirbantis, bet vienas iš ilgiausiai dirbančių coachingo srityje profesionalų. Ačiū labai. Šiemet 15 metų suėjo coachingo karjeroj. Tai galima užskaityti. Susilygino su mano vadovo karjera metais, tai dabar įdomus virsmas vyksta. Ir dar įdomu, kiek laiko tu dirbi Ericsson treneriu? Jau kokių virš 10 metų tikrai. Dabar reikėtų dar tiksliai pažiūrėti, bet virš 10 metų tai jau tikrai. Kas dar nežino, tai Ericsson International yra viena didžiausių pasaulyje coachingo mokyklų. Ir Paulius yra toksai, dabar jau toks vienas stipriausių trenerių netgi visoje coachingo tarptautinėje, pasaulinėje mokykloje. Gal taip pasakysiu, esu tarptautinės coachingo trenerių komandos narys ir jau apie 10 metų turbūt, beveik iš karto ir pradėjau treniruoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ir gal tą, ką Sonata pakomentavai, tai labiau tiktų komandų coachingo tematikai, kurioje iš tiesų pastarosius keletą metų labai stipriai darbuojasi ir kartu su mokyklos įkūrėja Marilyn Atkinson ir su tavo kertinė komanda, kuri vysto komandų coachingo temą. Tai labai ir džiaugiuosi, ir pareiga, ir garbė, ir džiaugsmas yra šioje vietoje, kad galima stipriai prisidėti prie to, ką Ericssonas kūrė. Tik labai daug turėjau veiklos Advanced Team Coaching komandą kuriant. Aš girdžiu apie tą komandinį, indėlį komandinį coachingą, bet man atrodo, kad Pauliau pats esi nemažai coachingo specialistų Lietuvoje užugdęs, išauginęs tokių, paruošęs. Gal taip, ir man smalsu, žinai kiek? Čia Lietuvoje jau virš 200, o jeigu paskaičiuot Latviją, Estiją, tai jau čia daug šimtų bus, kur prisidėjau bent jau prie ugdymo, galbūt ne 100%, bet daugybė kursų yra su mūsų broliais iš artimo ir tolimesnio užsienio. Ir Indijoje teko padirbti ir daug kur. Jau patirtis tai didžiulė. Ir aš pagalvojau, kad niekas geriau turbūt į tą klausimą neatsakys, negu žmogus su tokia patirtim. Nes tas klausimas skamba ir ne tik, kad coachingo studentų tarpe, kur aš dėstu ir manęs paklausia, bet ir visuomenės tarpe vis dažniau pasigirsta, tai kas yra tas coachingas ir kuo jisai skiriasi nuo mentorystės, nuo konsultavimo, nuo fasilitavimo, kad ir kažkokio, bebūtų. Aš nežinau, kuo skiriasi būtent coachingas ir gal galėtum, Pauliau, mums aiškiausiai, tiksliausiai tai atsakyti. Gerai, labai svarbus klausimas. Iš tiesų, coachingas matom visi, kaip kylanti banga coachingo yra ypač pastaraisiais kokius 3, 4, 5 metus, tai ypatingai. Ir kiek susiduriu su žmonėm, ypač su žmonėm, kurie neturi stipraus kontakto su coachingu, tai labai įvairių įsivaizdavimų yra, kas yra coachingas ir į ką jis panašus ar nepanašus. Tai gal pirmiausia, aš norėčiau, čia turiu lentą už nugaros, aš ją pasistatau, kad geriau matytųsi. Aš tiesiog noriu užrašyti vieną žodį ant lentos ir patyrinėti tą žodį, iš kurio ir kilo coachingas. O žodis yra paprastas coach. Ir labai įdomių atsakymų būna. Ar gerai matosi, Sonata? Bet aš, biškai neišmokau dar, norėjau padaryti, kad ir tave matytų, bet to surasiu būdą. Yra toks žodis coach. Dabar mes galim kalbėtis, kol Sonata ras kaip parodyt geriau. Aha, vis ieškau. Tai įdomus žodis coach. Kur coachingas kilęs yra nuo šito žodžio. Nemaišykim su couch, kas yra sofa, ar ne? Bet jeigu dabar duočiau tokią didelę užduotį, išverskite į lietuvių kalbą, suraskit žodžio prasmę arba jo vertimą.
Ne, ir mes taip galėtume keliauti į žodynus ir dauguma žmonių sako, coach tai yra treneris. Kas yra labai teisybė sporto pasaulyje. Teisingai. Bet jeigu dar giliau pakastume, net giliai nereikia, atsiverstume anglų kalbą, adresų knygą ir pažiūrėtume autobusų stotį. Tai ten būtų coach station. Tai labai įdomi prasmė, kuri turi ryšio su mūsų coachingu, kurį mes turim šiandien pasaulyje. Coach senąją prasme yra vežimas arba vežikas, arba ir tas ir tas. Ir man labai patinka metafora apie coachingą būtent per vežimo ar karietos ir vežiko vaizdinį. Dabar galim nusikelt mintimis į tos laikus ir į tas vietas, kur dar prieš automobilio atsiradimą mieste važinėjo vietoj taksi, važinėjo karietos įvairios. Kad būtų gal dar elegantiškiau, mes galim įsivaizduoti galbūt dviratę karietą, jinai atrodytų kažkur tai panašiai. Va. Taip, čia su gražia vieta atsisėst. Ir čia va sėdėtų vežikas. Jeigu filmuose kai kuriuose matom, yra tokia krėslas įrengtas ir sėdi vežikas, dažniausiai su kepurė. Čia sėdi keleivis, su cilindru galbūt netgi, ar ne, jau turtingesnis keleivis. Ir ten kažkur tai yra arklys ir vežiko rankose, čia arklys yra, aišku, prijungtas prie karietos ir vežiko rankose yra vadelis. Tai va čia yra coach. Ar ne? Ir įsivaizduokim dabar, koks pokalbis galėtų įvykti tarp keleivio, ar ne, mūsų žodynė būtų galbūt klientas ir coach, vežikas. Atsisėdo keleivis į karietą ir nieko nesako, sėdi ir tyli keleivis karietoj. Tai coach klaustų teisingai, kur važiuojam. Dabar įsivaizduokim, kad tas keleivis iš tiesų nežino kur, adreso nežino, tik žino apytikriai, ko norėtų. Sako, nežinau adreso, padėk man surasti. Tai sako, tai ko tu norėtum? Koks tavo tikslas yra? Aš sako, labai alkanas, norėčiau pavalgyti. Nu, aš esu svečias šiame mieste, niekada nebuvęs, esu alkanas. Dar neaišku, kur vežti. Ar ne? Tada coach klaustų kito klausimo. O sakyk, prašau, kokį maistą tu mėgsti? Nu, maisto aš visokio mėgstu, norėčiau jūsų vietinių paragauti įžymių patiekalų. Aha, jau aiškiau. O sakyk, prašau, kokioj vietoj tu norėtum? Labiau miesto centre, pakrašty, labiau gamtoj ar labiau urbanizuotam rajone? Ir tol klausinėtų šitas coach, kol abiem pasidarytų aišku, kogi nori keleivis. Teisingai. Tai tarsi galvose susikurtų vaizdinys, kuris yra ypač kliento galvoje, ar ne? Čia gal tokį nupieškim, kad būtų aiškus vaizdinys. Aš noriu tokios tai vietos, tokio tai patiekalo, aš noriu maisto, kuris yra toks. Ir tada jau coach galėtų galvoti, kokios čia yra vietos, kurios atitinka kliento norą ir kaip tam klientui ten pakliūtų. Tai aišku, jeigu tai būtų vežikas, tai trukteltų už vadžių, sakytų, važiuojam, o jeigu tai būtų ICF coach, tai dar paklaustų šito keleivio, klausyk, sakytų, ar tu moki vadeliot vežimą? Sakytų, moku, tai įduotų vadelės ir sakytų, pirmin, dabar jau tu žinai. Ir ne, ko tu nori, jau išsiaiškinom, kokiu keliu nori važiuoti ir dabar keliauk ir kitą kartą papasakosi, kaip tau sekėsi. Čia būtų mano vienas iš būdų papasakot, kas yra coachingas. Ne? Pauliau, man labai patiko tavo, ta metafora, tas tavo pristatymas ir aš pagalvojau, gal galėtum dar šiek tiek, susijęti, ne, paaiškinti dar žmonių kalbą, šitą metaforą, kurie ne visai suprato. Ir pažiūrėkime, kas čia įvyko šitame pokalbėje, ar ne? Ir tai yra labai tiesiogiai dabar siejasi su to, ką mes vadinam coachingu. Yra du žmonės, jie yra tam tikrame santykyje. Vienas žmogus kažko nori, nebūtinai žino, ko nori. Ne? Nujaučia, gal žino, kad nori valgyti arba žino, kad nori pakliūti kažkokią vietą, tačiau ne iki galo adreso dar nežino. Ne? Ir tada yra kitas žmogus, kuris
padeda šiam žmogui suprasti. Ir ta pagalba yra tokiu dviem pagrindiniais būdais gal. Vienas iš tikrųjų, bet dvi sudėdamosios dalys to būdo yra klausimai ir klausimas. Ar ne, tas žmogus, kuris šiuo atveju coach, yra žmogus, kuris klausia, klausosi ir vėl klausia. Klausia, klauso ir vėl klausia. Ir tas pokalbis vyksta tol, kol nebūtinai coach supranta viską, coach irgi supranta, aišku, bet labiausiai svarbiausia, kad supranta mūsų keleivis, mūsų klientas. Tai kogi aš iš tikrųjų noriu. To pokalbio metu galbūt paaiškėjo, kad šiandien aš noriu žuvies patiekalų ir tada galvos jau coach ir galbūt kažkokią informaciją padės rast keleiviui, tai kur yra čia žuvies restoranai, pavyzdžiui, jeigu mes esam kokiam pajūrio mieste, kaip pavyzdys, ar ne? Ir kas dar svarbu, kad, aišku, jeigu jau į ICF coachingą pažiūrėt, Tarptautinės coachingo federacijos supratimu į coachingą pažiūrėt, tai yra visa metodologija ir visa kompetencija. Labai sudėtinė kompetencija iš 8 subkompetencijų susidedanti, kuri užtikrina, kad šis žmogus sugalvos savo atsakymą, ne coach atsakymą, čia ne treneris. Tai yra, jeigu dabar skirtumus truputį pažiūrėt, tai nėra trenerystė, nėra patarimas. Jeigu tai būtų, aišku, miesto taksistas, tai patartų. Klausyk, sakytų, yra tokios 5 vietos, galbūt kurią nors nori iš tų. Tai jeigu būtų ICF prasme coachingas, tai padėtų tam žmogui susirasti informacijos šaltinius per kalbėjimas, ar ne? Tai kuo skiriasi ir kuo ypatingas, gal aš pasakysiu, nebūtinai skiriasi, bet kuo ypatingas coachingas yra, kad šito coach darbas, ar ne, čia yra coach, čia ko gero būtų client, jeigu angliškai, ar ne, coach darbas yra padėti klientui mąstyti ir sugalvoti sprendimus, kurie veikia klientui. Toks būtų prijungimas mano prie šios metaforos, prie ICF coachingo supratimo. Ir aišku, šitoje metaforoje irgi matosi, gal statiškam paveikslė nesimato, bet matosi, kad coachingas yra apie kelionę. Ar ne? Jeigu čia būtų ICF coach, tai duotų vadeles klientui ir sakytų, bent jau vieną etapą pavažiuok, tada mes vėl galėsim susitikti ir pakalbėsim vėl išsigryninsim, išsiaiškinsim, kur tu esi, ko tu dabar nori, kokie dabar keliai galėtų tave vesti į tavo tikslą arba į kitą etapą ir vėl duotų vadeles. Ir tai yra coachingo kelionė. Ta kelionė yra santykyje. Mes galim, aišku, gerai įsivaizduoti, kad štai čia yra kažkoks tai ryšys tarp šitų dviejų žmonių, yra santykis, kuris yra pasitikėjimo santykis, kuris yra atvirumo santykis, kur coach gali pasidalinti savo abejonėmis ir baimėmis, sako, šiaip tai aš noriu ten pakliūti, bet bijau. Ir klientas gali pasidalinti. Ir coach išklauso empatiškai ir užduoda klausimus, kurie padeda žmogui suprasti tą, ką reikia suprasti. Galbūt savo baimės priežastis, o dar geriau, kaip tą baimę apeiti arba kaip susidraugauti su tą baimę ir paversti resursų. Ir tada tos įžvalgos tampa žingsniais. Tada pradeda judėti karieta. Ir tas judesys yra iš tikrųjų į tą pačią pusę, kur yra įsivaizduojamas tikslas. Ačiū, Pauliau. Aiškiau, man atrodo, negali pasakyti, man tai tapo toksai, labai labai vaizdi metafora, kuo pasidalinai. Ir aš galvoju, tas esminis skirtumas turbūt ir yra, kad jeigu, kaip paminėjai, taksistui pasakytum, tai jisai duotų 5 opcijas, kurias galbūt dažniausiai žmonės mėgsta, arba kuris jisai pats valgo, bet nebūtinai tai yra kito žmogaus skonis ir nebūtinai jam to reikia, to maisto, kurį taksistas mėgsta. Tai coachas iš tikrųjų padeda žmogui nueiti ten, kuris pats nori ir įgalinti save tai padaryti. Tai reiškia atsiremti į savo resursus. Ne tai, kad tik tai, taksistas duoda maršrutą ir tada mes atsiremiam į taksistą, o jeigu taksisto nėra, jau vėl nebežino. Tai labai man tokia metafora svarbi ir vaizdinga pasirodė. Ir čia paminėjai, Sonata, vieną iš pačių pagrindinių klausimų coachingė. Visas coachingas iš tiesų sukasi apie klausimą, aš jį gal čia parašysiu, ko tu nori. Pagrindinis klausimas coachingė.
tai ko tu iš tikrųjų nori? Aš dar pridėsiu, ko tu nori, ko tu iš tikrųjų nori, ko tu dabar nori, ko tu nori nuolat. Kas tau yra taip svarbu, kad net nori padaryti kažką dėl to. Ne? Tai yra vienas iš pačių pagrindinių klausimų, paskui ir kiti klausimai. Tai kaip atrodo tai, ką tu nori, kaip tą galima gauti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet pats pagrindinis klausimas, apie kurį sukasi coachingo pokalbis. Išsiaiškinti, ko žmogus iš tikrųjų nori. Ir tas iš tikrųjų labai svarbus žodelis yra, ar ne? Ko tu nori, čia dar pridėsiu raudonai. Iš tikrųjų. Ne šiaip savo nori, bet tu nori iš tikrųjų, tau ir reikia to. Tai pagerins tavo gyvenimo kokybę. Tai yra kažkas, kas labai svarbu ir tu to nori, todėl kad tai yra pagrįstas noras. Ne iš laikraščio paimtas, ne iš kitų žmonių norai. Nusižiūrėtas. Taip, nusižiūrėtas, ar ten tėvų norus įgyvendinti, ar savo ten sociumo norus. Ne, tai yra tavo norus. Ir dėl to tas pokalbis turi būti tokiame giliame santykėje, pasitikėjimo santykėje, kur leidžia skleisti va tą iš tikrųjų. Tai ačiū, Pauliau, už tavo pasidalinimą, už tavo įžvalgas. Aš galvoju, gal mes susitiksime dar dažniau, nes kils įvairių klausimų apie coachingą. Ir aš kviečiu visus, jeigu norite daugiau sužinoti apie coachingą, apsilankykite Pauliaus reklamuojamame čia puslapyje, taip, Erikson LT, sekite Paulių, parašykite mums klausimus ir mes dar susitiksime netolimoje ateityje. Ačiū labai. Iki susitikimų, ačiū Sonata už pakvietimą ir malonu pasidalinti metaforą. Metaforos yra vienas iš tų dalykų, kur coachingą taip pat mes nagrinėjom. Kokia kliento metafora yra apie save. Ačiū. Ačiū labai, Riki.